Ale Antaniuko paveikslas mūsų kad nuterštas. Ir pažint nebegalima, ir veidelį nutopėti, ir... Sakiau, kad reikia po stiklu laikyti. Ir šventuosius bent kiek apvalytum. Negražu visgi benediktavoti. Va, Antaniukas, jau žiūriuosi ir ilguos rūbos, jau ir kunigėlis. O man jau nesulauksiu. Klierikas, matau, dar ne kunigas. Duos, dievulis dukrel, duos, sulauksim. Cukrus bus kunigėlis. Pone Dieve šventas, dabar tai regis ir mirt nebebūtų baisu. Ale, kad tėvas Edvardui taip ilgai neateina. Mat, kuris metas? Kurknas su tūknikais vakarėlį. Edvardas, mama, taip greit nepareis. Jis visų gaidžiais pareina. Kokia šiandien vakaruškas? O jis ir be vakaruškų vėlai pareina. Kad bent bėdos kokios. Kokios bėdos? Taigi visas kaimas kalba. Kas ar kaip Edvardas turės asimti Ievą Nakutyčią. Ką tu čia dabar kalbi? Edvardas turės imti Nakutyčią iš Elgetų šeimos. Kalba? Kas kalba? Taigi visi kalba ir primuš žada. Ką primušti Edvardą už ką? Už Ievutę. Valikoniokas primuš žada. Valikoniokas, šitas kampininko vaikas. Taigi sako, jei ne Edvardas Valikoniokas būtų ėmęs Ievą Nakutyčią, o dabar tai. Tai kol man anksčiau nieko nesakei. Lėti pati nežinai ką. O ir nuodėmė, mama, kokia. Tai gal taip sau kalba iš pavydo, tai kokia čia sebrystė su Nakučiais, ar su kampininku Valikonioku. Teisybė, mama, teisybė, visos mergiautės šneka. Maža bėda, ką žmonės kalba. Normantos Edvardui pačios, mums pačios nėra. O ir negarbė kokia. Vienas sūnus kunigo rūbos, o kitas paleistuvis. Ką čia dabar įsikandai? Paleistuvis. Tu būk tokia gera kaip Edvardas. Matot. Uždrausk Edvardui lankyti Nakutyčias. Edvardas galva turi, žino, ką daro. Kokiagi čia sebrystė su Nakučiais? Pletkai daugiau nieko. Tad mato, kad jų ne vienos neims, tai paleino liežuvis, ogi Nakutienės liežuvėlis. Žinoma, kokia močia tokios ir dukterys. Joms tai prisikabinti reikia. O kurgi dėsis visos trys kaip kumelės. Nieko iš tų šiaudų tai jau nebus grūdų. O tėvas pareina. Jau ir vakarienę verdat. Tai laikas, kad bėga. Žinoma, rekordo tai ne bažnyčiui. Edvardų nematei? Nemačiau. O ką, dar jo nėra? Nėra. Tėvai, su mūsų Edvardziuku nebegerai. O kas? Nastutė sako, jeigu kas ar kaip, tai Edvardas turės įsimti Ievą Nakutyčią. O Valikoniukas ir primuš žada. Valikoniukas? Šitas ubago vaikas? Tai ko Edvardas nepasidalino su tuo drįskim ubagės mergos? Tai ir aš sakau, o prisikabint gali. O Nakutienė, tai tik ir laukia, kaip prisikabint. Kad nueisiu šiam, kada su bašliu, tai aš jam parodysiu Nakutyčią, paleistuvės. Tu, tėvai, pakalbėk. Nedaug Dieve kokio atsitikimo. Andai mačiau Ievutę bažnyčioj. Ir išbliškus, ir padrutėjus. Apsaugok viešpatį. Kabinsis prie mūsų Edvardo. Tai jeigu kiek kaltas, tai ir kabinsis. O kur jis dabar? Kas jį žino? Kai ateis, tai pakalbėk. Aš jam bašliu pakalbėsiu, paleistų visas. O aš ne pas Nakutyčią, ką dabar gali žmogus žinoti? Tėte, mama, pas Nastutę piršliai atvažiuoja. Šelikūnų Blažys, iš Varpelio pažinau. O tu kur buvai? Aš pas Piklį buvau. Kaip Dievą myliu atvažiuoja. Girdit? Tai matai, tėvai, ar aš nesakiau? Kurgi Nastutė, Nastut, vaikė? Piršliai pas save atvažiuoja. Šelikūnų Blažys. Galėgi, kas visą. Bėg, vaikėl, persivat išeiginę. Taigi paklausyk, jau paklonėmis važiuoja. Ko stovi? Apsivilk nors išeiginės kairiniais. Tu Edvardziuk, kaip niekur nieko sėsk, duotų visų pančius. O mes... Kur taigi apsivilk, o? Šalelė, šalelė.
Mes su Nastute verksime, jūs ar pačius sūkite, ar pavalkus taisykite. Aš savo senus kailinius lopysiu. Už sielą skaistyklą, koks jau nupersmesti, tuos savo senus kailinius podėgėlė šventas. Man ką daryti? Pasiespėt. Tik nebūk susraukus. Ateina. Tėvai, gal patik? Nereikia. Apsimeskim, kaip nieko nežina. Garbė Jėzui Kristui. Garbė Jėzui Kristui. Na va, matai, dar nemiega. Tai ką žinai, čia pataikėm. Važiavom, paklydom, sušalom, pamatėm žipurį, užsukam pasišildyti. O kurgi tamstos jau taip važiavot? A gražios palyvas pirkt matot. Gražios palyvos. Kad kai tokios tai gal mes ir neturėsime. A kai dėl palyvas, matot, ne visų vienodus skonis. A mum aš nepateks. A iš kur tamstos? Ar iš toli? Iš toli, matot, iš toli. Priimkit nors su šiltu. Prašom. Yra pasakyta, alkaną papenėk, trokštantį pagirdyk, o pakeliavingą į namus priėjom. Tai va, matai, į gerus namus pataikėm. Aha. Tai iš kokio ar miesto, ar dvaro tamstos? Ai, matot, mūsų dvaras, šalikelė, šuptelė, pamiškiai. Regisgi šiek tiek pažįstami. Sveikas tamstos. Sveiki. Na, a va čia gražiosios palyvas pirklys. Vyno nereikia. Sveikas. Aš tai jo buhalteris. Tai prašom arčiau stalo, va, pasikalbėsim, pasidarėsim, prašom. Gražios palyvas turima, gražios. Ne per prasti pirkliai mes tokiai gražiai palyvai. Na, jeigu mumis nesididžiuoja, sėskim prie stalo, sėskim. Prašom. Nu, tu gražuola, už gerą norą statyk savo oro. Svečiam nebuvėlė, nešk surę, supuvėlę. Tai, kad nebežinau, kaip tamstas ir bepriimti. Ar kaip pakeliavingus, ar kaip svečius, nebuvėlius. Na, viskas priklauso nuo to, gražuola, kaip tu mus priimsi. A, tada aš jau ir bėgsiu. Atmerga, kaip gulbė. Ir greita, ir graži. Pas mus taip išauginta. Na, bet mes matot irgi neiškelmas pirti. Turim, kas reikia ir prie sūrė. Tai va, kokie mes pirkliai ir su magaryčiam. Taip, gražu. Gražu. Nu, bet ir pas mus viską pilna. Žemės valakus, trobas naujas, gyvulių pilni gurpai, trejetus arklių. Kumelys ketvirtas, aš tamsto Tai pasakysiu. va, kumelys ketvirtus, šešetus karvių, Jautis septintas. jautis septintas, vasonas vienatūris, matutė, vienu koju kaip ir grabi, tėvelis tas irgi vos krūtulioje, seseris dvi valauki pasogas. Nu viską dievulis davė, nieko nepagailėja, bet va, jaunos gaspadinės mums trūksta. Nu, apie gaspadinės, kaip ir tamstas žinot, kaip ir tybeuntas. Na gerai, jeigu jau mūsų neniekinat, tai mes jau Mes kaip... jūsų neniekinam, tik tamstas, prašom, iš mūsų per daug neužsiprašyti. Ai, matot, visai nedaug. Vaduosit mums savo brangiausią torto nastūtį. Nu, prie jos ten pridėsit 5 tūkstantėlių, žinoma, arklį pakinkyto, porą karvių avių. Matot, pas mus viso to pilno, bet veislai. Kai ant valako ir į tokį pulką, tai per daug užsiprašot. Na, valakui tėvelį nelygo. Mūsų valakus kitų 2-3 atstoji. Rūgių 100 kapą pripjaunam. Nu, kai dėl pulką sakiau, tėveliai vos šilti. O seserį šiandien čia, rytoj ten purpt, va, išskris kaip ir jūsų gražuola, nastutė. Va, tik priedą joms reikia. Na, tai kaip gražuola, ar aš taip kalbu? Oi, tai kad piršlys visuomet gyrės. Ir dar daugiau meluoja. Nemeluoji, gražuola, nemeluoji. Mūsų bičias kaip telyčias apičiokai, kaip viršiokai. Kaip bimbalai, aš tamsto pasakysiu. O taigi, kaip bimbalai.
Na, va, atvažiuos tėvelis pražvalgos ir viską pats pamatys. Nu, kaip tėvelį? Per daug užsiprašė. Matai, Sveteliai, mes pinigais dabar daug duot negalim. Ką sukrapštam, tai visgi vakaunan, Antaniukui, o seminarijon siunčiam. Jeigu jau Dievas duos dvasią šventą, kai jis išves į kunigus, tai jau tada neužmirš nei sesers, nei mūsų senatvėje jau 10-eriopai atiduos. Žinoma, mes dabar sukrapštysim 100 kitą, arklį pakinkytą, gyvulių, rėtimų, drobių, bet pinigais dabar daug tai negalim duoti. Na, matai, matut, pažadėsi, patieši, seniai ištesėsi, negriešisi. Mums vaka taip kokį vekseliuką su klieriko parašu, tada kas kita. Kunigo žodis ir už vekselį svarbesnis. Na, matut, matai, klierikus tai dar ne kunigas. A kada jis išvys? Jau antram kurse, dar 2 metai ir kunigėlis. Na, matai, matut, dar 2 metai. A jis išvintis irgi ne iš karto apsiplunksnuos. Reiks to, ir suknelas, ir knygelas. Tai jau žiūrint, kokią parapiją vyskupas paskirs. O tas ir svarbiausia. Na, tu ko, tyli, prašygi, dereikis. Aš atsiduodu ant kunigėlio Lockos. Kiek kunigėlis duos, tiek bus gerai. Girdi, matut, sutart belieka, a? Mes savo pasakėm. Tai dabar jau prašom, tamsą sakykit. Nu, a togi gražuolą tu pasakysi, a? Ar aš? Tai tu gerai, taip. Tai kad aš niekur nesiskubinu. Man, kad taip ilgiau pas tėvelius pagyventi. Matot, jeigu ne Antaniukas, tai Nastutai galėtume ir dabar daugiau duoti, bet kad Antaniukui Taigi, kad pas reikia. mus taip sutarta ir sutvarkyta, mes kunigėliui. O jau kunigėlis Nastutė. Taigi, pas mus taip sutartai sutvarkyta. Mes kunigėlis vyskupui. Nu tada gal mes reikim arklį apžiūrėti, abraką užduot, tai va. Ai, prašom, prašom. A gal norėsit pagirti? Rasma, matut. Rasma viską, rasma. Tegu pasitars, pasikalbės. Mes pridėkim 300, o daugiau tai neskatiko. O iš kurgi daugiau? O jie aišku, tegul pasitarė, pasikalba. Gaila žentų, gaila varškės. Tai kažin gerą atsineš. Atsineš. Iš jaunikio akių mačiau, kad atsineš. Na, kaip tau? Patinka? Man tai nei šio, nei to. Na, jaunikis tai nors nesidera, o šitas taigi plepa meluoja. Oi, tu vaikel, negi iš piršlio tekėsi, visi piršliai melagiai. Būk linksmesnė. Meilė ne iš karto ateina. Sako, tėvas su močia vo šilti. Gerai šilti, nerko sakyt, močia pabarė vis pirmutinė. O tėvas pradalį, kad varu, tai 2 vyrai vos tik spėja rišti. Regis patenkinti. Patenkinti. Jaunikis tai vis akių nuo Nastutis nenuleidžia ir visko negeliu klėdi. Kaip kunigėlis padarys, taip ir bus gerai. Ai, kad tik greičiau išvestų. Ir laiškelį seniai berašė. Visai išskydai. Visgi Blažio žemė neprasta. Prie molio, trobos geros, sūnus vienaturis ant valako. Tėvai greit numirs, mošos ištekės, saka. Gyventi savo kaip ponia dukrelė. Laiminga būsi, vaikelė, laiminga. O kasgi ten nuo lango įklėtis labėgo? Gal vagis? Ar klėtis užrakintus? Užrakintos ir klėtis ir gurbai. Aš eisiu apsitaigyti. Neik. Kur? Dar pamanys, kad norim piršlių su jaunikiu kalbos pasiklausyti. Tėvai, eik tu.
Tik išėjęs sukosik, kad nepagalvotų, jog šnipinėjai. Taigi klėtis ir gurbai užrakinti. Nieko nesimato. Gal berniukai žvirblius su samčiais iš pastogės gaudo. Aha, močiutai netikėtai ir piršlių susilaukėm. Ateina. Sėskit, sėskit. Tai kad jį kur galas, man pavirši. Šiandien suskratė, paimu šienų putelys. Capt, žiūriu, puteliukus. Tai va, tėvelį matut, tai kad gal tada išgerkim, ir užbaigim. Na va, išgerkim už jaunųjų sveikatų, kad jiem Dievas duotų. Aha. Na, būkit sveiki. Na tai va, tada šitaip. Dabar 1000, kai kunigėlis įsišvys, pridėsit dar 4. Nu, žinoma, ten visą kraitį, arklį pakinkyto, porą karvių, avių, vištų, veislai. Mes jau sakėm savo. Dabar duodam 800, o kai kunigėlis įsišvys, tai visą kraitį, arklį, karvę. Matut, dėl senų dukters metelių pridėk pušaselų, pridėk. A, kad ir jaunikis apiplikęs. Pasakei, jaunikis kaip irginis, o tamstu tai... Tai sakai, arklį pakinkytą? Pakinkytą. Aha. Na tai kaip, nesibars namie ant mūsų. Aš tavo jau seniai pasakiau, kunigėlis mūdviejų su nastute nenuskriaus. Na tai sutarta. Kunigėlis savo sesers neužmirš, mes savo vaiko tai irgi neskriausim, jau kraitį gerą sutaisysim. Ir duknas, ir pagalbės bent kelių. Kokia nes? O visokių bus. Ne, matau, tik nespaiklinių, nespaiklinių. Visokių bus svaiklinių šeiminai pravers. Mes su nastute ten pukinių šešką gaudysim, aš tamstam pasakysiu. Na gerai, kad taip tai sutarta, mes pasitikim kunigėliu. Duok Dievį, jam greičiau visi švyst, gerą parapiją gauti. Tai išgerkim ir už kunigėlį sveikatą. O čia tai svarbiausias punktas. Na, o dabar gal tada ir pakalbėkim. Kada? Užsakai, pražvalgai, vestuvės. Pražvalgų tai aš galėsiu, kad ir sekmadienį nuvažiuoti. O kai dėl vestuvių, tai man atrodo, kad susitarsim su jaunikių tėveliais. Ir jiems reikia pasiruošti, ir mums reikia pasiruošti. Aha, tai į malūną reikia nuvažiuoti. Kažin kas ateina. O vyną turim, pavaišinsim ir svečius. Tėvai, eik pažiūrėk, kas ten vaikšto. Labas vakaras. Taigi šią tėvą motiną supalinkau. Antanai, tai tu Taip, tai aš. iš kur tu? Iš Kauno. Iš seminarijos. Taip, iš seminarijos. Be suknelas. Kodėl tu be suknelės? Čia ir svečių esama, o aš ir nepastebėjau. Tai ką, apsirgai tave paleido? Pasigydyt? Antaniuk. Ne, mane atleido. Kaip? Paleido ar ilgam? Paleido iš viso. O Jėzus Marija. Tai ką? Užvarė? Palauk, tėvai. Prie svečių. Sako, kad kunigų būti pašaukimo neturiu, tai patarė važiuoti namo. Nu tai gal mes keliausim, matot, kelias tolimas, laikas vėlus, kunigėlis iš po kelionės pavargęs, tai tegul bus pagarbintas. Kasgi čia dabar? Dievas šventas, kasgi čia dabar? Atsakyk, už ką tave išvarė. Va, pabėgo. Tėve, aš nežinojau, kad čia piršlių esama. Atsakyk į klausimą, už ką tave išvarė. Sakau, tėvui, jog tik todėl, kad kunigų būti aš pašaukimo neturiu. Meluoji paleistuvį? Palauk, tėvai, tegu jis viską pasakys. Mama, aš nieko blogo nepadariau. Tu jau viską pasakei. Aš viską pasakiau. Nieko blogo nepadarei, tai kodėl tave iš suknelės išvilku, jeigu tu nieko blogo nepadarei? Sakau, tėvui, jog tik todėl, kad kunigų būti aš pašaukimo neturiu. Antaniuk, atsipeikėk. Dievas eklyčiaugi, tu burnoti pradėjai.
Įėjęs į trobą Kristaus nebepagarbinai. Tu, vanagaičio sūnaus, susiliko pėdomis eini. Nuo pat mažens buvo Dievui skirtas, visi kaimynai tai žino. Tak, moč. Nestovėti jam prie altoriaus rankas į dangų iškėlus. Kalėjimas jau laukia. Akmenų skaldytų. Negaila. Jam nei tavęs, nei manęs, nei brolių, nei sesers. Visą sudegė. Visą. Dėl kažkokiu tai pašaukimų iš mums visiems kilbant kaklų uždėrė. Tai kaip kiti išeina kuniguostai, iš kur pas juos atsiranda tas pašaukimas. Ar ne visi tuo pačiu keliu į seminariją važiuoja? Todėl ir išeina tokie kunigai, tėve, kurie nuo žandarų tik tai suknelės skiriasi. Tyli! Nepikščiauk! Nenorėjai Dievui tarnauti, dabar eik šunims čia kopjaut. Ir kad tavo kojos mano namuose čia daugiau nebūtų. Lauk! Gerai, tėve, aš išeisiu. Kad tavo kojos tavo nebūtų mūsų namuose. Tėve, aš dar norėjau pasakyti, kad... Gerai! Antaniuk, palauk, Antaniuk, palauk. Palauk, tegu prasmenga. Naktį viršūnį, kokie tai jį mūsų vaikas. Mokinom. Skatiką prie skatiko dėjom. O jis štaip, kai atsitikojo. Tai vis tu kalta. Antaniuk, pasigriebk dabar savo Antaniuką, pasigriebk. Aš kalta, aš užduodėmės, mane Dievas baudžia užduodėmės. Tai sako, ir žvakę buvo uždegę, ir švestom žolelėm rūkė. Kiaurą naktį kaip kalvijos bliovosi. Tai ką velnias davė? Berniuką ar mergaitį? Berniuką. Berniuką. Kas priėmė? Ai, girniuvienė. O berniukas tai sako, tikras tamstų Edvardas. Kasgi sako? Nakutis sako, ir nakutienė, ir babutė sako, kad panašus. O Ievutė ką sako? A, Ievutė guli paslika ir be žado. Ir gerai. O ko norėjo, tai ir gavo. O dabar tai bėda metant mūsų. O kas girdėjo, kai sakė, kad tėvas mūsų Edvardas? Oi, tai visi girdėjo, ir girniuvienė, ir kvyklienė, moterų buvo pilna gryčia. O nakutis sako, tuo jau ateisęs tamstų į krikštynas kviestų, o Edvardą... Edvardai! Edvardiuk! Edvardą paklausęs, kokiu vardu berniuką krikštyti ir kaikumus prašyti. Tegu tik ateina su kačiarga, kad vysiu tai. Aha, tai aš ir bėgsiu. Tik tetulytė niekam nepasako, kad aš perspėjau, sužinos nakutienė, taigi man klius. Tegul bus pagarbintas. Per amžius. O tai viena bėda, tai ne bėda. Bet kai 2-3, tai žmogų ir suėda. Oi, aš atidėjau, šakvos gaudį pasakyk, kažkokias nuodėmes. Mama, kas tamstai? Tai vėl to ilgalė žuvė. Ko ji čia buvo? Ponas Dievas mums antrą kryžių siunčia. Apolonija sakė, kad Ievutė šiąnakt pagimdė kūdikį berniuką. Ir visas kaimas kalba, kad vaikas mūsų Edvardo. Ašgi mamai Andai sakiau. O nakutis sako, toje teisės mūsų visų krikštynas prašytų. Pasiklausęs, kokį vardu berniuką krikštyti. Kur tėvas? Miega. Edvardas? Irgi tebe miega. Kelk abudu greičiau. Reikia ruoštis bažnyčiom. O, ras vienus namus, tegu loidina. Tėtė atsikėlęs, einu Edvardo. Kelk greičiau. Jam kas? Dripsau, tik į pietų jie nugarė. Apolonija buvo. Žinai, tėvai visi bėda meta mūsų Edvardui. O nakutis tuo ateisės mūsų visų krikštynas prašyti. Nujautė, mano širdis nujautė. Nujautė.
O kur tu anksčiau buvai su ta savo širdim, kad nujauti? O kurgi tu buvai? Aš tavo širdim pasitikėjau. O aš tavo. Reikia ruoštis bažnyčiai. Ateis, ras vienus namus, negu ložinė šunis. Manai, kad jis rytoj neateis. Kad vaikas silpnas ir jie būtent gulinti be žado. Kad tik suspėtų pakrikštyti. Tai kur? Edvardas su Nastute toj valgom ir važiuoja. O Nastutė su Edvardu tegu eina pėsti, paklonį. Taip, tu man dabar paleistų visų kirgiai. Oi, tu sūnelį, tu mano sūnelį. Aš tikėjausi, kad tave mažą auginau. Šitokia nuodėmė. Šitokia gėda. Verčiau mažą būčiau po žemę nepapakasusi. Arba pati tokios gėdos nebesulaukusi. Paskubėkim, mama. Prie Nakučio kiemo, kad daug žmonių susirinko. Ogi žiūrėk, Nakutis ir ateina. Sėskim valgytų. Aš užstumsiu primerės duris. Nesikiš! Aš tau kad užstumsiu! Valgykim kaip niekur nieko. Tegul bus pagalbėtas. Skalsu? Prašom pro šalį. Geri žmonės įėję į trobą pirmą priderančiai Kristų pagarbina. Nerūstauk, moči. Nerūstauk, juk giminės esam. Kaip nors, nesitaikys. Na, tai kaip, Edvardziuk? Ką kumystėn prašysim? Šiąnakt Dievas Ievotei sūnų davė. Šnekėk, kol prašneki. Kokių tu čia kliaučių ieškai, ko tu čia prie mūsų kabinės? Ale, man žmogui kokia neganda. Ką tik prisikabinė. Aš nekliaučiu, ieškau teisybės. Galuk teisybės. Gerai, suženykim vaikus ir visom provom galas. Ar tu durim apsirikai ar kurių biesų? Ko tu čia kabinės, ko tu čia ieškai? Su visais dūkų vakaroju jis dabar prie mūsų kabinasi. A gal valikoniokas pamokė? Valikoniokas? Valikoniokas mano dukterė savo už pačią būtų ėmės, kad ne jūsų Edvardas. Sugundė mergiotę. Eik iš kur atėjęs ir čia kliaučio neieško, kur geriai ten ir išsipageriau. Neprašytas aš, tėvai, atėjau, neprašytas ir išeisiu. Ale tu man pasakyk, ar krikštinas ir vestuves kartu kelsim, ar tu kaip pilotas nusiplauni rankas. Ale užsilas, kai stiklą prisikabino. Jei Ar tau tai- užvačius savo? Nei krikštynų, nei vestuvę aš su tavim nekelsiu, sakau, kur geriai ten ir išsipageriok. O jei nori, duokit teismą. Ir duosiu. Duosiu. Ir duok. Ir duosiu. Ir skauskis. Ir skausios. Ir pažiūrėsim. Ir pažiūrėsim. Na. Žentelį. O tu ką pasakysi? Eik tu po velnių. Aš ir liudininkų turiu. Apie liudininkus, jeigu reikės, mes kitur pakalbėsim. O keiktis? Negražu. Visgi negražu, Ievutė kiaurą naktį mirtim vadavo, su tai netokių neparodai. Na tai kaip, moči? Bilinėsimės? Matau, kad ir jūs nekokie gaspadoriai. Ai, va, vienas sūnus jau išėjo šunim šieko pjaut, išeis ir kitas. Ašgi nieko iš jūsų nereikalauju, ašgi nieko nenoriu, valuk teisybės, na suženykim vaikus, viskas, visom provom galas. Nereikalau. O susigiminiuotai nori. Nenoriu. Nenoriu šitų giminystės. Gaška. Liaukis tai mane kaip valakininkas žiūrėjęs. Taip, aš be žemės. Bet aš nagingas,
Dinguosis bežemius. Mes tautai tai ne pora. Kad taip, tai. Sudėjau, močia. Sudėjau ir tau, Edvardziuk. Tavo kartą. Oi, 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 oi. Tai vaikeli kaip negražu. Et po velnių. Palauk! Kur eini? Girdėjai? Paleistuvai. Vienas sūnus namus sugobėjo, kitas darbas ant pečių užkrau. Simonai! 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 Gerai! Ir aš išeisiu! Ir kaip Antanas, daugiau nebegrįšiu! Ruoškis, mes turi bažnyčion. Sumos nebėrasi. Tamsta, mama, nebevažiuosi. Ne. Mes su tėvo namuose liksim. Ir aš namie liksiu. Eik, visiems negražu likt. Dievo žinka pamanys. Neįsiu, aš man gėda. O tau kas? Kaip tai kas? Dėl Antano Blažys pabėgo. O dabar, kai sužinos apie Edvardą, tai ir pakalniokas nebeprabalbins, visi pirštais užbadys, neįsiu aš. Eik! Jeigu močia liepia, tai eik. Mes su močia abu namie pabūtų. Ir Edvardas išėjo. Šito velnės negriebs. Šitą sugrįž. Pagulės, kur preklaimėjai ir sugrįž. Nebeturėsim nei kur akių padėti. Visą parapiją sužinos. Įlos maiše nepaslėpsi. Mes sakykim, kad valikoniokas. Ta, tepsim kitus tuo, kuo patys kvepiam. Oi, moč, kiek kartų aš tau sakiau, neduok valius vaikams, o tu vis savo ir savo. Ar aš tikėjaus? Visgi iš meilės. O dabar vako susilaukėm. Tai palauk. Vako susilaukėm. Ko dar susilauksim? Nakutis netylės duosi teismą. Gal tik pagazdinu. Oi, nepagazdinu. Ko jam neduot? Liudininkų turi. Ir vaikas. Iš kur paims pinigų? Ir advokatams, ir liudininkams, ir teisėjams pamylėti. O mes iš kur paimsim? Irgi reikės ir liudininkams, ir teisėjams, ir advokatams. O iš kur tu gausi liudininkų? Žiūrėk, kiek užsiprašys. Ar ne geriau viską baigti gražiuoju? Kaip gražiuoju? Suženikim vaikus ir viskas. Edvardas nenorės. Paslys. Ir su vaiku. Taigi moč ne su vaikus, o nu ko? O tu galvos nebeturi. Ar jie tata paleistuvę iš tokių prastų namų į marčias ir dar su vaiku? Nenorite jos marčios? Visi pirštai badys. O dabar tai nebadys, kai su ubagais bilinėsies. O maž ne Edvardas. A ne Edvardas? O maž valikoniukas, gi neprisipažino. Ar ne tu tik jam įkalbėjai neprisipažinti? Oi, moči. Jis ir liudininkų turi. Tai, Edvardo liudininkai tai tik prie butelio. O kai reikės prisiekti, tai kaip Grygo bitis išnyks. Ar ne geriau, kaip Nakutis sako, baig geruoju? Tai jeigu tai bijai vilinėtis,
Tai tada reikia šaukti Apoloniją. Per ją pasiūlysim Dagutienį, kol vaikas užaugs, duoti kasmet po centinį kviečių, miežių, rugių. Bulvių pasodinsim. Nu, drobelę kokią, rainelę išausim, jai vaikui prisidėti. Tai vis pigiau atsais kaip bilinėtis. Oi, ne taip kalbė močioj, ne taip. Tai daryk kaip išmanai. Aš žinau, kad tas bedievis įsilikas per teismą nieko negaus. Šaukti Apoloniją. Matai, kažin ar vaikas gyvens. Silpnas. Ir jautė gulinti be žado. Dargi, pono Dievo valia, o maž abu. Palauk, tėvai, aš eisiu apsidairysiu. Palauk. Tai sakai, kad berniuką šiandien mes krikštytų. Nu. Tai kunigėlis sužinos. Jiems nepatikės. O mums? Nu, mes pasisakysim per išpažintį. Elgetom duosim. Kunigam duosim. Karts nuo karto ir Ievutė pakišim. O žmonės pakalbės ir užmirš. Edvardą reikia greičiau apvezinti. Kas dabar už Edvardo eis? Vis atsiras kokie, kai užgaudysim nakutį. Kokia? Tokia pat kaip Ievutė, tai kam ieškot kitos? Komai važiuoja. Vertkas, sustripeikienė. Sielos skaistyklai. Nebeatsirado žmonių. O kas kitas eis? Gal karvelienė, gal kviklienė su Dalinda? Nors Apolonija būt paprašė su sunkladu. Neis, Apolonija neis. Pažiūrėjo į mūsų gryčios langus abu. Oi, moč, nesibaigs tai gerai. Oi, nesibaigs. Dvylykė, tėvai. Pati suma. Pasimelskim. Oi, Dieve, Tėve, Dieve gailestingas, tegul nežūsta žmogus nelaimingas. Na gerai, atmenu, kad užrašiau ir padėjau. Na bet kur padėjau, tai nors galvą nuimk, nebeatmenu. Tai gal vėl kokion knygon įkišai? Na bet ir tavogi galva, nu neatmeni, kuri pirma. Man ir tai daug rūpėčių, ir parapijos, ir mokyklos, ir bankelio, ir ūkio reikalai. Nu, nenuostabu, ką nors užmiršt ar apsirikt. Man rodos, kad žaloji pirma. Nu, rodo žaloji, jau sakei, kad viloji. Tai kad nerami tokia, taip seilinas, mauroja. Na, o melžti mėginai. Liepiau, kad pamelš nesimelžė. A tai dar nelaikas. Oi, pakviest veterinorių, tai ir pasakyk. Ir aš tiek nusimanau, kiek tie tau veterinoriai. Tie daktarai tik pinigams imti. O eisiu aš pats ir ištirsiu. Klebonėlį, kurgi tamsta? Mes su Šeriku ištirsim. Tamsta klebonėlį geriau kažką su nakučiu priimk. Taigi nuo pat ryto virtuvė laukia. Ir liudininkus atsivedė ir tą merg palaikė. Ką, ir liudininkus, sakai, atsivedė? Atsivedė, visi seniai laukia. Tai kaip jie nelaiku, čia matai, karvė susirgo, čia jie.
Na gerai, suduok dvi lajai skalsas ir kviesk. Gerai. Marcelė, Aha. o ar tu žinai, kaip lotiniškai skalsa? Tai iš kurgi aš žinosiu. Pulvis sekali kurnutį. Iš manęs, Marcelė, tai pusė daktaro, pusė advokato ir pusė vaistininko. O, nelygų galva galvai, klebonėlį. Taigi, kad nelygų. O, aš dar seminarijoje būdamas profesorius savo galvą stebinau. Na gerai, suduok dvi lajai skalsas ir kviesk. Bet, Marcelė, jeigu pamatysi, kas ar kaip tučto jau šauk mane, gi šitoks gyvulys. Jie čia pat už durų. A, tegul jie, tegul jie. Įeikit, klebonėlis jūsų seniai laukia. Garbė Jėzui Kristui. Per amžius, amen. Sveiki, mano vaikai, sveiki. Sėskis, močiai. Ačiū, dvasia. Sėskis ir tu, tėvai, sėskis. Sėskis. Sėskis ir tu, tėvai, jeigu klebonėlis sako. Na, sėskit ir jūs. Nieko, klebonėlį, mes pastovėsim. Na, sėskit, na. Na, o jūs kas tokie būsit? Nu, tai aš jūsų klausiu. Ką? Taigi mes liudininkai iš to paties kaimo, aš Virvalų Jonas, jis Valtokas, Samadukas. Mums vis vien ar gaštas, ar na... Palauk, suspėsi savo pasakyti. Pirmiausia, aš norėčiau pasikalbėti su tėvais ir vaikais be liudininkų, o liudininkus paprašysiu išeiti už durų ir palaukti. Tai kur moglina, tai kur? Kur durų? Nu, ne už tų, už anų. Gerai padarėt, mano vaikai, kad užuot kreipėsi į pasaulinį teismą, atėjot pas mane, savo dvasiškai tėvą. Nors man, kaip kunigui, ir nedrėtų kištis į svetimus reikalus, o ypač į tokius reikalus, kurie išeina iš mano kunigystės luomų ribų ir yra, taip sakant, diskretiški. Bet didesniai Dievo garbė ir savo ganomo avelio naudai aš pasistengsiu, kiek man padės aukščiausias, na ir visi šventieji išspręsti jūsų bylą pagal savo sąžinės balsą ir protą. Na, bet jūs, mano vaikai, atminkit, kad esate ne pasaulinėme teisme, o dvasiškame, kur visi reikalai sprendžiami be advokatų ir ne pagal žemiškus įstatymus, o pagal sąžinės balsą ir Dievo įsakymus. Na, tiesa, visi mes esam nuodėmingi. Oi, nuodėmingas žmogus esu ir aš galiu užmiršti, apsirėkti. Jūs galite kai ką nuo manęs ir nuslėpti, bet štai jis kiaurai mato mūsų visų sielas. Ir vėliau ar anksčiau teis tiek išteisintuosius, tiek ir pasmerktuosius. Ir nei vienas jo paskutinių teismų neišvengsim. Nu, o be to, mano vaikai, įsidėkite galvon, kad dažnai būna taip, kad tas, kas esti išteisintas čionai, gali būti amžinai pasmerktas tenai. Na ir atvirkščiai. Ar tokiam teismui pasiruošę pas mane atėjot, mano vaikai? Mes dvasiškas tėvelį pasiruošę, o jie tai nežinau. Klebonė, ašgi nieko iš jų nereikalauju, nenoriu nei turto, nei giminystės, nei aš. Nereikalauju, tik ko pastaikos teisėlandai, kad Tai nereikalauju. palauk, moč, palauk, leisk man kalbėti. Tai už akių užbėga. Palauk, pirmiausia, aš norėčiau pasiūlyti pasikalbėti patiems kaltininkams. Na, tai yra tiems kaltininkams, dėl kurių mes čia susirinkom. Mes išeisim į kitą kambarį. Dvasiškas tėvelį, kalbėta ir perkalbėta. Kas kalbėta? Viskas kalbėta ir perkalbėta. Va, ir su tėvu kalbėjom, ir su ją kalbėjom, ir Apolonija kalbėjom. Nu, jie du abu ar kalbėjo po to atsitikimo? Nu, po gimdymo. Kad tu viską iš jų pagalis Nežinau. yra tu. Aišku, klebonėlį, tegul pasikalba, pasiaiškina, tada tikrai žinosim. Tai ką aš nebeduodu jam kalbėtis, taigi tegu kalbas, tegu aiškina. Na gerai, tai mes eisim į kitą kambarį. Na, bet jūs, mano vaikai, atminkit, kad jis viską matė, viską girdėjo. Jam nesumeluosit. Na, o paskui mes čia seniai susirinksim, aptarsim, apsvarstysim, ir valiuk Dievu padarysim. Nu, tai ką, prašom. Bet jeigu jie meluos, ar išsisukinės, tai ir mes kelią rasim pas taikos teisėją. Ne, moč, kaip valiuk Dievo bylą išspręsim, taip ir turės būti. Nu. Tai kur
jis pirmą pas dvasišką tėvelį neatėjo. Nulėkė į teismą. Jau kai teisėjas nepaglosti, tai jau tada pas tamstą atskubėjo teisybės ieškoti. Dabar tik valyk sąžinės, kaip valyk Dievo. Matai, kurgi tu čia dėsis? Teisingasis atsirado. Nu, jeigu taip močias nusiplaunu rankas, nu tai... Mes sutinkam dvasiškas tėvelį. Kaip tamsta išspręsit, taip ir bus. Na, o tu sutinki? Taip. Aš sutinku. Sutinku. Na, o tu, moč, sutinki? Aš sutinku, jeigu nereikalauja mūsų nei turtų, nei Nu, tai giminystės. kad tu ir vėl savo. Nu, tai arba. Nu. Arba, nu, sutinku. A, sutinki. Nu, tai prašom. Vaikai. Javutė, visgi aš nesuprantu, ko tu iš manęs nori? Kam tu mane valkiai? Po teismus, po klebonijas. Argi aš tave valkiu? O kasgi? Edvardai, tu pats ir mane ir save valkiu. Argi tau negėda, kad mes dabar abu čia? Kodėl man? Kaip tu to nesupranti? Kodėl man gėda, o tau tai ne? Ar atmeni, ką tu man kalbėjai? Juk tu mane mylėjai, o dabar? Maža kas kada kalbama arba mylima. Aš bent kelias mylėjau. O vienok tai ne viena nesikabina, tik tu. Tik aš. O argi aš tau nebuvau artimesnė už kitas? Ai, kas buvo, tas pražuvo. Ne, Edvardai. Kas buvo, niekas nepražuvo. Nei tau, nei man. Užteks abiem visam gyvenimui. Tik nepradėk žliumbti. Ot nekenčiu. Tugi pati žinai, kad vesti aš tavęs negaliu. Ką tu man gali duoti? Vaiką ir daugiau nieko. Vaiką. Tai argi jis tau svetimas? Svetimas, nesvetimas, o be pasogos aš nė vienos nevesiu. Ir mama prieš, ir tėtis prieš. Mes iš skolų išbrist negalim. Antai atėjo raštas, seminarija dar už Antaną reikalauja. Ir daržinės reikia perstatyti. Ir klojimas vos ant spyrių laikosi. Bet togi, nastutės niekas be pasogos neims. Blažys ir tas pabėgo. Va, jeigu Antanas būtų išėjęs kuniguosna, o tada aš būčiau tave ėmęs. Dėl to aš tau taip ir kalbėjau. Tai tu kitą nori vesti. Turtinga. Tai žinoma, ne ubagė. Ubagų ir taip pilna. Kam dar jos dauginti? Edvardai, kai šitaip kalbi, tai man nelyginant šaltą geležimį širdį badai. Javutė, kaip turtinga vesiu, aš tavęs neužmiršiu. Aš berniukui duosiu. Kur nors patvory badu numirsiu. Bet savo sūnų iš jo tėvo išmaldos neprašysiu. O, kokia rėstanosė. Išmalda. Tai kokia čia išmalda? Nori duoti ir duosiu. Tavo duona būtų ir man, ir jam kaip nuodai. Edvardai, pasigailėk. Sąžinę turėk. Sąžinė. Iš sąžinės tai košės nevirsi. Edvardai. Argi tu toks buvai, kai mane mylėjai? Nebegaliu aš tavęs pažinti. Tu mane purvinę skandini. Na, Javutė. Na, atsigręžk. Atsitrauk. Pasikalbėkim geruoju, Javutė. Atsitrauk, pasakiau. Tai ką, tu taikini? Vis vien turėsi sumokėti, kas sutarta. Ir buteliuko patikti. Uždarykit! Rūpčias langą! Netrupinėjai. Uždaryk greitai! Kokie tavo liudininkai. Javutė. Na, Javutė, atsigręžk. Atsitrauk, pasakiau. Gerai. Jeigu tu man taip, tai ir aš tau taip. O pažiūrėsim. Ar jau? Ne. Jau. Na tai kaip, pasiaiškinot? Tai kad į klebonėlį su manim ir kalbėti nenori. Kai tai taip kalbėti nenori? Kad jie Edvardui nieko prikišti negali, su visais duko.
Su visais vakaravo, dabar verkia. Palauk, moč, Ech, moč. Jos skriauda ir ašalis neišverkiama. Nurimk. Na tai kaip čia dabar nepasiaiškinot ir norite išeiti? Palauk, paklausysim, ką tie liudininkai pasakys prieš Dievą ir prieš žmonės. Na gerai, jeigu taip, tai paklausysim ir liudininkų. Pakviesk liudininkus. O liudininkai kieno? Mūsų, Kaip tai jūsų sūnaus? tai va, mūsų sūnaus. Ko tu tyli, kai vaslys? Kalbėk aiškiai viena ir vienai, vargas su tokiu vyru, tai nedaug dievi. Kalbėk tu, tavęs vienos čia užtenka. Na, o jį liudininkų neatsivedė. Klebone, mūsų liudininkas, mūsų skriauda ir mūsų teisybė. Jums visko mūsų lydi. O Dievą pamiršti senę, a? Na gerai. O jūs ten negiminės, nei rašklioms, nei nakučiams? Nu, tokia aš jūsų klausiu. Ką? Negiminės, nei kažkams, nei nakučiams? Ne giminės. Abu katalikai? Abu Velykinę išpažinti atlikote? atlikome. Abu? O aš atlikau, jis nežino. O tai kam pats už jį atsakinėjai? Na, o pats kada atlikai? Aš prieš Velykų šventes. Ak, prieš Velykų šventes. Na, o tu kada? Ir aš per kiaušinių dažymą. Kada per kiaušinių dažymą? Nu, tada, kaip ant šermosios buvau atjojęs ir prie varpinyčios pririšęs. Na, betgi tu girtas, sūnau. Ne, dvasiškas tėvelė. Nuo pat ryto nieko burnoj neturėjau. O tai kodėl iš tavęs dėkti nedvokė? Advokė? O tas ir yra, kad dvokė. Na, išeidami ragaišių naminio su naminiu alučiu šnekučiu užkandom. Taip jau po krūtinės skaudėjo. Relkėlas pusbankė išmokėjo. Nu, relkėlas pusbankė. Nu tai ką meluoji, a? Kad dėl drąsumo. O, dėl drąsumo. Na gerai, gerai. Tai vienas išmokėjo su bičiuliais. Na, o tu jų nepavaišinai. Išeidami iš namų užkandom, trupučiuką užkandom, sakau, negi prieš išpažinti. Taigi, užkandam ir išgėrim. Na gerai, pažiūrėsim, kokie iš jų dviejų liudininkai. Pirmiausia, aš paklausiu tą truputį ilgesnį. O tu išeik už durų ir pastovėk. Tik už durų sakau išeik. Gerai. Na, tai ką pats gali pasakyti jų nuodėmingoje byloje? Man vis vien, ar gaškos, ar nakučiai, nei vieni, nei kiti giminės. Aš kaip pagal teisybę. Einam pernai vasarą mes iš naktos suntokų. Aš tai šiaip savo pasivaikščioto, jis tai šieno pjauti. Tai pats taip anksti eini pasivaikščiot? Einu. Dėl sveikatos. O saulė tai jau buvo per gerą sprindį nuo žemės pakilėjusi. Tik žiūrim, kažkas iššoko iš nakučio klėtelės. Toks susigaužęs, susikuprinęs, kepurė ant akių užsimaukęs. Kai pamatė mus, tai tik tai strikt nuo prieklėčio. Liuokt per tvorą, šmūkšti kanapes ir pasikavojo. Žiūrėk, sako, O untokas. tai koks untokas? Tas untokas. Aš Liudininkas. Na tau ko reikia? Tai kaip ant tokio? Nu gerai, kad tu untokas, bet aš tavęs nekviečiau, išeik. Išeik. Na tai ką šmukšti kanapes? Kad toks susigaužęs, susikuprinęs, kepurė ant akių užsimaukęs, nepažinau. Nepažinai. Na tai galbūt štai jis? Nepažinsi Edvardą. Tai iš kur žinai, kad ne jis, o gal kaip tik tai jis? Nepanašus. Ak, nepanašus, gerai, ką panašus? Gal štai jį panašus? Panašus, sako, į Valikoniuką. Kas sako? Visi sako. Nu gerai, kas tie visi? Untokas. Aš matiškas tėvelis. Išeik! Ašgi tavęs nekviečiu, eik! Gerai, gerai. Palauk. Nu, tai untokas, tai dar ne visi. Na, o untokas ar pažino? Jei sako, tai gal pažino. Klebone, o tik jis pasako, į kieno kanapes tas žmogus pasikavojo. Jis už akių užbėga. Kad ir tu močių už akių užbėgi. Nu, tai argi svarbu į kieno kanapes? Tai kad aš jokių kanapių nesėjau. Palauk. Aha. Taip pat sakai, kad į kanapes. Į kanapes. Na, o kieno tos kanapės buvo? Kai nemačiau, kas ėjo, tai negaliu pasakyti ir kieno kanapės, ar ne? Klebone, aš jokių kanapių nesėjau ir nesėjau, nes aš lauko neturiu.
O prie klėtelės tai rūtų darželis. Darže bulvės, kopūstų ežės. Kiškis ir tas nepasikavotų, o čiagi žmogus. Čia po visam jau, kad dienos metu savo žmogaus nebepažintų. Gal koks iš kito kaimo buvo. Gal ką kitą turėjo įsileidus. Tegul pasako, ką. Tik tai tave. Kas matė. Tik tai mano ir tavo sąžinė. O daugiau kas. Mano Gryčia nekarčiama. Bilia kas neužeina. Na, bet buvo užėjęs, tai faktas. Tik tai kas? Taigi jį pasakė kas. Aš iš klebono tai kitokio teismo laukiau. Parmazonas. Mato, kad klebonėlis nesujo einant ir trūk. Aš su nieku neinu. O tamstas paprašysiu atsakinėti tik į paklausimus. Na tai kokį kitokį? O tokio, kokį buvai pažadėjęs. Tai ką tu mane įtari, seni? Ne kiek. Aš tiesiog sakau, kad kitokio teismo laukiau. Na tai gerai, kokio, nu? Aha, tai pats daugiau nieko negali pasakyti. Turbūt, kad nieko. Tai gal atmenė Edvardas Nakutytė nesipiršo vesti neketino? Kalbėjo žmonės. Žmonių gal sakė kaip šūsnas Tai rai. ką kalbėjo? Kad nebepamenu. Ai, nu tai koks iš tavęs liudininkas, kad tu nieko nebepameni, a? Cinkt ir užkrito. Mūsų prastų žmonių kalbų klebonėlį nesupaisysi. Tai pats daugiau nieko negali pasakyti? Išeina, kad nieko. A, tai gal kas norėtumėt ko paklaust? Aš norėčiau. Prašau. Ar jis su kitais bernais nešokdavo, nevakaruodavo? Ir vakaruodavo, ir šokdavo, ir dar kaip šokdavo, ar ne? Močki, šokių nedraudžia ir šventa motina bažnyčia. Na, o tu? O judu abu neturit paklausimų? Galėjai. Palauk, pastovėk čia, dar bus reikalingas. O dabar pakvies tą untoką. Duk, laikykis, brolelį, kerpa kaip avė. Neimk į galvą. Na, sūnau, žiūrėk, sakyk visą teisybę. Neužmiršk, kad esi klebonijui. Aha. Ar su Edvardu nedraugauji? Nedraugauji? Tai kas tave į liudininkus pakvietė? Niekas. A, pats atėjai. Pats. Na tai ką gali pasakyti? Nieko. Nu gal ką nors atmeni? Nu, taip. Einam mes pernai. Vasara. Vastovėrvala. Tik žiūrim. Palauk, kai kalbi, tai nesidairyk į šalis. O žiūrėk man tiesiai į akis. O Jėzus Marija. Eikš. Na, eik, sakau, nu. Na tai kur ėjai praeitą vasarą su Virvalu? Amet. Aš tada jau šiaip to pasivaikščiotų, o jis šienų pjautų. Tik tai žiūrim. Kada? Taip su patamsėlė. Saulė buvo dar nepatekėjusi. Ak, su patamsėlė, saulė buvo dar nepatekėjus. O taip su patamsėlė saulė patekėjusi buvo. O tik tai žiūrim. Ką? Na toliau. Tik tai žiūrim. Iš nakučių klėtelis išbėgo valikoniokas, kai pamatė mus, tik tai strik per tvorą šmukti kanapės ir pasikavojo. Tai kaip tu nebepažinai valikonioką? Tik toks susigaužęs, susikūprinęs kepurę ant akių simaukęs. Palaukit. Taip pat sakai, kad į kanapės. Į kanapės. Na, o kieno tos kanapės buvo? Na, jau nakučių. Nakučių. O nakutis sako, kad jokių kanapė nesėja. Nesėja. Tas ir yra, kad nesėja. Tai ir nemeluoji man, sūnau, ką? Ar nesusitarė su Virvalu? Man tai pasirodė, kad į nakučių kanapės pasikavojo. Gerai, tai kur tos kanapės buvo? Sode, darže. Ką nebepamenu? Nebepameni, nu gerai. Gerai, tai gal atmeni, Edvardas Nakutytė nesipiršo, vesti neketino. Ne, nesipiršo. O valikoniokas sepiršosi ir vesti ketino, o Edvardas tai ne. A tai kodėl valikoniokas jos nevedė? Na, matai, dvasiškas tėvelė. Kaip atsitiko su Javute, tokia sarmata. Ir nebevedė tada. Na, o Javutė jį mylėjo. Ne, Javutė jo nemylėjo. Javutė tai Edvard. Ne, valikonioka.
Va, štai liudininkas. Matyt, kad durnaropių tebėra prisitraukęs. Tai čia nukentėjo teisybė užmirštų. Pala. Taip pat sakai, kad Edvardas Ievutis nemylėjo. Kad, ar? Taip, bet iš kur tu žinai? Juk tu su Edvardu nedraugauji. Apie intimius jų santykius gi nieko nežinai. Jokių intimių santykių nebuvo. Nu, gal kas norėtumėt ko paklausti? Na, o tu iškalbingasai, ko visą laiką tyli, tai paaiškink. Galiu. Prašau. Jokių kanapių nesėjau, Palauk. Tėvai, palauk. Aš ne apie kanapes tavęs ir klausiu. Tai apie ką? Na, o klėtelėje kas nors nakvodavo. Klėteliai nakvodavo Ievutė ir kitos mano dvi dukterys. Negeresnės ir kitas, negeresnės. Tie akmenys, močiute, krinta ant tavo ir tavo vaikų. Na, nesikeik, tėvai. O naktimis jų niekas nelankydavo. Ne. Na, iš kur jau pat žinai? Tai aš jų tėvas, mes su motina mylime jas. Ir saugam kaip savakį. Na gerai, bet kur tavo žmona dabar? Susirgo. Klebonė susirgo iš sielvarto. Saugoja jis. Kažinant vakaris vakaruškas, iki pat gaidžių jisai saugoja. Moč. Nu kas čia blogo, kad jaunimas susirenka, pašoka ir padainuoja. O ką padainuoja? Cicilikiškas dainas, kad nebus nei ponų, nei bajorų. Klebonėlį net laukai šiaušiasi. Moč. Kaip moka, taip ir padainuoja. Negi ir tavo vaikai būdavo ir Nastutė, ir Edvardziukas, o seniau būdavo ir Antanukas. Ir ateidavo, ir pašokdavo, ir padainuodavo. Jeigu nieko blogo, tai ko kabinės dabar? O ko kabinės? Ei, na, tai, moč, pasirodo, kad ir tavo vaikai lankydavo tas vakaruškas. Oi, klebonėlį mieliausia, saugusi vaikų nepasekiausi. Maži vaikai, maži vargai. Va, dideli vaikai, tai dideli ir vargai. Ką pasėjot, tą dabar ir pjaukit. Na, o tu, mergelė moterėlė, nu ko visą laiką tyli, taigi visa byla tai dėl tavęs. O tu man, kaip ir išpažinti, atsakyk, kas tavo vaiko tėvas? Edvardas, ne Edvardas? Dar neapšvietė dvasia šventa. Na tai kas, Edvardas ar ne Edvardas? Kas? Ne Edvardas. Ne? Nu tai kas, jeigu ne Edvardas, kas? Mane išėkim. Ne, jie visi susitarė. Na, matai, tėvai, jinai pati nežino kas. Tai jūsų teismas, jei protą sumaišė. O gal kaip tik į protą? Klebonė. Prieš tave čia stovėjo mirtinai sužeistas žmogus. O tu jo sielą gydai nei pagal Dievo įsakymus, nei pagal žmonių įstatymus. Nesupranti tu mūsų. Ačiū tau, klebonė. Ir jam galvoj pasimaišė. Tai seniai pasimaišė, klebonėlį. Visa parapija žino, kad ten pasimaišė. Ačiū tam stipriai. Kad nėra, ką aš nieko nepadariau. Aš žinau, Kas čia? Jėzau Marija. Ievutė. Brolinė, iš kur tu čia dabar naktį ir dar viena? Tandas, kaip aš tamsos nusigandau. Aš į miestelį ėjau. Taip vėlai? Mano Jurgiukas susirgo. Aš nežinau. Karščiuoja, gal persišaldė. Nešu pas daktarą. Nusiramink, broli, nusiramink. Tu pažiūrėk, tu matai, kaip ramiai miega tavo sūnelis. O tu ką? Nusigandai manęs, taip? Nusigandau. O aš matai, brolin, užsisvajoju ir klausausi, kasgi čia harmonika taip gražiai virkdo. Tai aš ir eisiu. O kur? Taigi miestelin. Na, brolin, vėlu, kol neįsi visas miestelis sumiks. Aš paskubėsiu. Broli, nu kas yra? Kodėl tu verki, ką? Kad tamsta mane brolinė vadina. Na, argi tu mane brolinė. Juk brolinė, taip?
Manęs niekas taip nevadina. Mane kitaip vadina. Na gerai, Ievutė, nusiramink, tu nusiramink. Verčiau, sėskim čia. Sėskim ir pasikalbėkim. Ak, tai sakai, neši Jurgiuką pas daktarą. Aha. Na taigi vėlu, daktaras šiandien jau nebepriims. Aš palauksiu, kol prašvis. O paskui grįši vėl namo. Aš nebeturiu namų. Brolin. Ir aš neturiu namų vienok. O kaip matai, gyvenu ir neverkiu. Ievutė, tave tėvas išvarė, taip? Ne. Tėvas manęs nevarė. Mane žmonės pirštais užbadė. Aš niekur nebegaliu pasirodyti. Tu žinai ką, broli? Tau pačiai juk reikia gydytis. Nenoriu aš gydytis, man tik Jurgiuko gaila. O man jų dviejų abiejų gaila ir tavęs. Ir žinoma, Jurgiuko. Juk Jurgiukas dar tik pradeda gyventi, o tu jau nusivylei. O dar tavo gyvenime juk visko bus. Ir gera, ir liūdna, ir linksma. Nebenoriu aš jokio gyvenimo. Ievutė, klysti. Dar ne visai yra žuvę, kuomet dalykai priešingai tavo norams susideda. Ar tu supranti? Jeigu atsiųsiu tau prispaudimą ar kokį nepasisekimą, nemurmėk. Ir tavo širdis lai nesiduoda nugalima. Aš greit galiu tave nuo tos naštos atleisti. Ir visus nuliūdimus į džiaugsmą paversti. Čia švento rašto. Maždaug. Žinai ką, Ievutė? Eime miestelin, drauge. Aš neįsiu. Gerai? Gerai. Ir aš dar tuomet pasėdėsiu. Broli, tu matai, kokia šiandien nuostabi naktis. Tiesa, šiandien juk šventvakaris, o aš matau, įsisvajoju ir klausausi, kasgi čia harmonika taip gražiai virkda. O, Ievutė, žiūrėk, kas ten? Kur? Ajeriniai. Valerijonai. Na, žinai, Ievutė, vis dėlto reikia save suimti rankas. Tamsta gražiai kalbė. Ievutė, darosi drėgna. Eime. Kur? Eime miestelin. Pernakvos, jau rytoj iš ryto nuneši Jurgiuką pas daktarą. Na, beje, ar tu žinai, kad aš dabar gyvenu pas tokią močiutę? Žinai, puikios širdies moterėlė, turi daržą, sodą, audžia juostas įvairius raštus. O tu ar moki austi juostas? Moku. Na, tai gerai. Tuomet nešk savo brangiausią nešulėlį, o aš paimsiu ryšulį. Eime. O, Ievutė, kas čia dabar užkišta? Raštelis? Oi, tai mano duos. Gerai, kad tu išneši, koks svarbus būtų ir tu supratęs. Aš geriau vieną eisiu. Čia jau kažkas ateina. Eime, drauge. Oi, kaip pavargau. Apaliut, gal panašėt už žanų krumelių? Tu nesarmatė. Dar pasėdėsim, pasišnekėsim, padainuosim. Pasimiluoja. Siklelį išgersim. Kažkokia porelė pasislėkus susipaudys. Nuėjo į krūmus. Palauk, pirmą išgersim, paskui pasižiūrėsim. Žinai, Edvardziuk, jei kas manęs paklaustų, ką aš labiau myliu tave ar savo tikrą tėvą, tai niekiek nesuabejojęs, pasakyčiau, kad tave. Du, pasibučiuosim. Edvardiuk! Žinai, ką to pasakysiu? Kad ir aš tave myliu, kaip Dievą myliu. Duok pasibučiuoti mūdu. Edvardiuk, nors ta man negimini, vis tiek kaip girdini. Gerai tavo sveikatą, būk sveikas. Edvardiuk, nepyk. Norėjau aš tavo seserį Blažį išpiršti. Bet pasaugos ir Blažys ožys, spyrės. Nori aš tau išpiršti
vergas su tūkstančiais, su žagais tailiniais. Nori? Noriu. Ondrikonaičio Uršulė. Merga, pirštus aplaikysi, valakinė. Sutinki? Sutinku. Reikia perkūnas. Jos sveikatą. Pala, kur eini? Blogi, man nepatogu visą dieną su girtuokliais. Man jie gal ir nepatogu, naktį kaip tik. O kažką mus mato, a? Kartu parėjim, kartu išėjom, kartu pareisim. Tavęs mane tikroji žmona nepaviduliaus. Leisk ją Apoloniją, tegul gerą Aš čirkavą. negersiu. Žemė Polonija, sveikatą. Sakau, kad Į mano negersiu. Į mano sveikatą negersi. Negersiu, nenoriu. Tai gerai, tada aš išgersiu už tavo palystę. Būk sveika ir davatkau per amžių. Todėl aš ir panalikau, kad vyrų girtuoklių nemylėjau. O vyrai tai visi girtuokliai. Vis dėlto aš bėgsiu, pažiūrėsiu, kas ten nuėjo. Nu, Virbalai, žymėk. Visos jos geros, kol nepasiperšė. Ir protingos, ir turtingos, ir išmintingos. O kai pasiperšė, tai žiūrėk, vienai šiau trūksta, kitai daug. Vienos nosis buka, kitos koja kreiva, trečiai pasogas dvėlekis. Et velniava. Jau, kad veidžiu! O čia elementavoji kaip žemės pardavęs. Būk kavalėlis. Nusikratei vienos, čiup kitą. Dabar geri ir vis negirtas. Taigi tu uliuk, dainuok. Trenk tave perkūnas. Aliuvoje jaunoji, kam tiek daugiau. Beniuliu vilioji, kam tiek daugiau. Vyrai, kažkokia porelė apsikabinusi, susiglaudusi į krūmus, nusivedė. Tu nepažinai, kad? Nežinau. Jūs bėkit visi. Pavykit, pažiūrėkit. Ei, broliukai, reikim pavykim ir gatinkim. Pasivysim ir tai. Pasižiūrėkit, tik tai kilo. Apaliuk, tu žinai kas? Kas? Edvardo brolis, Antanas su Ievute. Kaip tu čia šnekė su Ievute? Kaip Dievą myliu. Ir ją, irgi iš balso pažinau. Antanas su Ievute? Pone Dieve, tu šventas. Dabar tegul pamato Edvardas. Sodoma ir Gomora, Sodoma ir Gomora. Parmazonas bedievis, kaip jį šventą žemelę nešioja, kaip jų perkūnas nenutrenkia. Apie ką kalbėjo, negirdėjo? Tai, kad jūs uždainavot ir neišgirdau. Bet Apaliuk, jie taip, žinai, apsikabinę, susiglaudę. Taigi, Apaliuk, tu nepyk. Aš tik parodžiau, tu jau iš karto puoli. Oi. Tik tai, žinai ką? Ką? Išpiršk tai ir man vyrą. Ką? Tau vyrą? Gerai, nors tu šiek tiek senokas, bet... Mane tik tai ką, tosgi moteris pačiam smagume. Na, tas smagume, tai tu tikrai smagume. Bet kada moteris prašo vyro šventą Juozapą, jos popieriai nekokie. Aš prašiau. Apaliuk, taigi aš mačiau, kaip apie šventą Juozapo altorių keliais. Ašgi ne dėl vyro, ašgi taip. Ak, taip, na gerai. Tau kokį? Na, bėda, bet jauna ar sena ir bagota. Man Benediktai, bet kokį nubilė tik vyras. Gerai. Nori, aš tau išpiršiu blažį. Kokį blažį? Na tą, kur Gaškūnas Tautei kažkada piršau. Noriu. Kiek pasaugos garsinti? Na taip, apie 3. O, gerai, sutarta. O man kas už tai? Na, kai išpiršiu, tuomet ir pažiūrėjau. Oi, ne, Apaliuk, ne. Aš noriu žinoti dabar. Nu, juos tai šausiu. Mažoka, užrašė mažoka. Abrusą atrėšiu. Mažoka, blažys vyras ir senas, ir turtingas, ir kvailavotas. Nu, tai ko tu nori? Ko aš noriu?
Na, man, kad taip kokį skilondį, lašinių paltį, dar prieš prišlybas. Prieš prišlybas, taip sakant, atrand. Koks brangininkas, o vestuvė kiek? O pavestuvė, žiūrint, kokį balandėlį aš tau išpiršiu. Jeigu jau blažiu, tai... Ai, tik toliau nuo manęs. O paliūt, tokį naktį žuvelą gainėje. Kaip tau negėda namie ir pati ir vaikai? Ai, pati ir vaikai, vieni klapatai. Kaip šalta. Benediktai, aš žinai ką? Ką? Aš bėgsiu, o tu mane gali. Gerai? Taip, toj pavyko. Žinai ką? Eime namo. Jie visai nesilakė. Tai mes kažkokios bėdos neduok. Žarkiau! Nu tai, ko tu bijai? Tai kad inteligentą. Mes jam užėjai. Būtumėm šonkolius aplaužę. Pažintų, kaip pultumėm vėliau. Būtumėm pasiviję ir pasižiūrėję, bet fatas sutrukdė. O jūs žinot, kas ten buvo? Kas? Ar tu pažinai? Pažinai. Kas? Javutė. O ką jie per Su kuo? Ačiū Dievui! Maniau, kad reikės ir mirščiau atvagiškai prisiekus. Gyvatė jau kitas susirė. Ką pasakė? Pakartok dar kartą. Pasitraukit. Ruoškite nuo manęs. Ką man daryt? Ką man daryt? Saulė raudona, vakaras netoli, paleisk mane motinėlę su saulė namo. Ruošiesi eit kur? Ruošiuos, o kas? Mes su tėvu norėjom su tavim pasikalbėti. Apie ką? Pasakyk man, kaip per išpažinti. Matai su Antanu ar ne? Mataus. Matais? Mataus. Na kas čia tokio? Argi brolis ir sesuo matytis negali? Bet jis atskalūnas. Paleistuvis. Viešai su ta gyvena, visiems mums gėda. Netiesa, mama negyvena. Jis ją pas save tik priglaudė. Tai ir su ją matais? Mataus. Pasaulio pabaiga. Antanas, mama, nepaleistuvis ir nekvailas. Galva turi ir žino, ką daro. Jis socialistas. Tas pats bedievis. Ir prieš valdžią, ir prieš bažnyčią. O tu, vaikeli, žinai, ką tu darai ar ne? Žinau. Nieko tu nežinai. Tau tik piršlybos galvoji. Bet nenusimink, ištekėsi va. Edvardą Fezėsim su Indrikona ir čia bus ir tau pasok. Ištekėsi dar. Manimi, mama, nesirūpinkite, aš pati savimi pasirūpinsiu. Va. Oi, rūpinės, vaikeli, tu rūpinės. Bet kad tavo amželis nebe tas. Tėvas pareina. Velnių. Nebegaliu aš viens močiukių tvarkyti, tikrai negaliu. Ko neini bernų ieškotų. Matai, kad iš Edvardo nebedarbininkas. Ateis pavasaris ir nebežinosi, kurio galo griebtus. Ašgi dar susipras. O kad ir susipras. Koks iš jo darbininkas. Gi pats matai. Ir pakosti, ir... Aš tik vieno moč nesuprantu. Iš kur iš pinigų įma, kad koždą dieną kirtas? Ar nedavinėjai kartais to? Galvoju nebegerai. Davinėsiu savo vaikui aš ant pražūties. Kandai davei, ten už kiaušinius sūrius. A degtiniai daviau. Prašė, sakė, nusipirk šitą. Ten ar kepurę, ar šaliką. Daviau. Pralakė. Apvezit reikia, aš pati sutvarkysiu. O tu ko ten visą dieną greičiai sėdė, eitum prasivedintum? Prie darbo laikas greičiau bėga. Nueitum į Indrikonaičią. Prasimetus ar rankšluosčių pažiūrėti, ar šiaip ko nors. Ir iš netyčia užvestum kalbą apie Edvardą.
pažiūrėtum, ką jie pasakys, kad tėvas papūrys. Neįsiu aš. Na ir neik. Tuščia jų. Įgrįsiu man ir kaimas, ir kaimynai, ir visas gyvenimas. Oi, sudė. Užeinu klėtin, žiūriu, pavalkai numesti, jau tyčia buvau padėjęs ant kviečių. Kviečiai nusemti, o ant užlų 5 pundelių linų trūksta. Viską vagia, viską karčiamot neša. Tie prakeiktieji virbalas su samaduku prisikabino prie mūsų dvardiukų, kaip alkanos musės. Sakiau, kad reikia apvezinti. Maž pati sutvarkys. Ir prieik prie to velnio. Žiūrisi tave raudonom akim ir žinok, ar jis tave klauso, ar užmušt nori. Jau kur jis dabar? Kas jį žino, turbūt vėl su tais girtuokliais. Nelaimingas jis. O, advokatas atsirado. Nelaimingas. Kas kaltas? Įlinda į spąstus ir dabar, kad vilkas dantimis kalena. O ji nelaimingas. Vis tiek nelaimingas. Ar ne mes moč tik jį ir klampinom? Bijok Dievo, Simonai. Ir bažnyčiai davėm, ir Elgetom davėm, ir kunigam davėm, visiems davėm, o jisai įklapino. Taip, ir kunigam davėm, ir Elgetom davėm, ir visiems davėm, tik vienam vyskupai nenunešėm. Kas reikėjo, tai ir darėm. Nesupras tavo. O kaži, maž ir vyskupai reikėjo. Kalbėt su tavim, tai tik apmaldas ima. Va, vėl. Rastut, užtrauk žalaidėlę ir užpūsk lempą. Kai pamatys, kad tamsu, gal pagalvos, kad kas vėl šalas priešas ryšė. Išvariamas iš karčiamos, priimk pakeleivingus savo piršinį liudytojus. O kam motinėlė? Mums lašinių bryzas, duona žiauberėlė, kiaušinėlis, rauginto agurkėlio su silkote. Visą dieną gėrim, pavalgyt užmiršom. Aš žinai, Benediktai, ką aš tau pasakysiu. Neprašytas atėjai, išprašytas išėjai. Užtenka mums tos gėlės. Užtenka, matot, Edvardo tai nėra namie. Ar girdit, ką motina pasakė? Eikit lauk! Tėte, nagi išmesk juos lauk! Ką jūs su mumis darot? Ką darot? Ui, ką jūs su mumis darot? Ką darot? Kągi čia darom? Ana praeis, maršą, mes čia patys balių padarysim. Keturi! Nepyk, keturite. Ei, Natutė! O tu nežliunk! O motinai padėk. Jeigu aš jums gyvatės padėčiau, aš jums nuodų įpilčiau. Suėdėt mano gyvenimą, suėdėt! Aš manau, kad čia
tu vienas protingas žmogus. Liep savo balvom, tegu mums valgį duoda. Mes čia to jau baliuk padaryti. Buteliukas yra, stikliukas yra, muzika yra, o čia merga yra. Tik kiaušinėlis betrūksta. Tėveliuk, gerk. Už savo brangiausios sveikatėlą, Spjauki viską ir išgerk. Tėveliuk. Gerkim, broliukai, ir aš gersiu, kai reiks užmokėti, aš išeisiu. Sodo salotis padarytas, gražiai gyvenėlą suprašė. Oi, tu prašai, sakau. Lauk. Lauk. Edvardai, paskutinį kartą sakau, lauk iš mano namų su tais šunsnukiais, tais girtuokliais. Neišeisi lempą drėpsi, namus padegsiu. Prakeiksiu, amžinai prakeiksiu. Keik, degink, pjauk. Manęs te gyvenimo nebėra. Ne pats kaltas, pats vagim pasidarai. Voktais pinigais pats geri ir kitus lakini, tu man nesunus, tu man neprėtė. O kas tu man? Manai tėvas? O tu manai močia? Edvarčiuk. Šnamie kaip pragarė. Vienas išgelbėtas, dar du samaduko kišenį. Pasižiūrėkit, rūpužės. Oi, damas, lauk iš mūsų namų. O, jūs čia pašventat. O, jūs. Matai? Nu, broliukai, jeigu jau yra Edvarčiukas varo, tai einam namo. Jeigu Edvarčiukas varo, einam namo. Nebėr šiuose namuose vaišingumo. Čia ne lietuviai, čia prancūzai gyvena. Palauk! Išeiti čia eisim, bet su muzika. Tegul kaimynai girdi, kad kažkas mus su muzika palydi. Palauk. Eime. Palauk. Edvarčiuk, jeigu tu norėsi mūsų rasti, tai mes būsim pas Undrikunaičia. Pas Uršolę, girdėjai? Na, muzika! Eime. Reiktų kelti ir žinot, kaip mergytę priviliot. Reiktų kelti ir žinot, kaip mergytę priviliot. Už saldainių kilogramą gausi pamavonų rau. Už saldainių kilogramą. Tai kas dabar bus su jom? Pražudėjai tu mus, vaikeli. Pražudėjai. Šilų plauko nepagailėjai. Išgėdinai, išniekinai. Mama, tu vėl. Tu moč, patylėk. Dabar geriau tylėk. Išeini kur? Išeinu. Kur? Siunčia. Kas siunčia? Edvardas siunčia. Kur siunčia? Pas Nakutį siunčia. Neik. Eik, jeigu siunčia, tai reik. Girdėjau muziką. Mačiau, piršliai su jaunikiais išėjo. A, kur jie dabar? Išėjo. Tai pasivėlinau. A, seniai išėjo. Seniai. Mat ir pasivėlino, man jis taip reikalingas. Tai sutarėt? Sutarėm. Tai sveikinu, tėtulytė, sveikinu. Tai mane į vestuvės pakviesit. O tebe tai svočiosna. Gal nesutarėt, kad visi tokie nosis pakabinę sėdit? Niekadėvina, Benediktas pasidarė toks brangininkas, kad ir aš su juo nebesutariu. O mes tu tai vis verti. Ha, tai kada gausi?
dugną dėsim? Tai vis kraičiui, aha. Ir pajauniai nebepaneš tavo kraitinių skrynių. Tu lygi siūlo planumėlis, a? Tai va, už Blažę nenorėjai tekėti, tai kito tokio negreit ir sulauksi. O aš ir nelaukiu. O Blažys jau kitą peršas girdėjai, ar neskaudės širdelės? Nekiek. Juk tu patys sakei, kad už Blažę aš nenorėjau tekėti. O dabar gal pergalvai? Nekiek. O Blažys ir mane kalbina. Ir piršlius buvo atsiuntęs. Dieve padėjo. Tik viena bėda, kad aš panystėje sušliubavojusis. Diakonas atleis. O kur Nastutė išėjo? Kur reikėjo? O lygi, kad pikti visi, a? Apolonija, pasakyk. Ką tu čia prasimanai? Kokias tu kalbas leidė? Apie mus ir apie mūsų Antaną. Tu mums visiems šlovę plėši. Kolegi, mat prasimanai, nu kągi aš prasimanau. Nieko aš neprasimanau ir niekam šlovės neplėšiu. Aš iš pažinties einu. O ką visas svietas šneka, tai ir aš šneku. Taigi viešoje abu gyvena, nuo nieko nesislepia ir prasimanai. Tai kas, kad po vienu stogu gynė kartu? Kartu geria, kartu valgo, kartu ir guli. Matei? Mačiau. Prisiek galė? Galiu, nors ir paskūnį. Palauk, Daršan Svietoj. Davai palaikė. Vaje, kasgi čia toks storžievis, Edvardas jaunikis, vis girtas ir girtas. Jaunas dienelės palydė. Palydžiu. O tau pavydu, ką? Savo gero, ne iš svetimo gerio. Dyvina, iš kur to gero tiek prisitęsia. Dyvina, kad niekas ir skolų nereikalauja. Palauk, Daršan Svietoj. Mūsų šuo uodegą prarijo. Aš ne šuva, o žmogus. Aš neloju, visiems teisybę į akis ir rėžiu. Kam patinka ir kam nepatinka. O kad aš Davatka, tai visi bedieviai manęs ir nekenčia. O tu žinai, kas yra Davatka? Davatka tai Dievą mylinti mergelė. Tavo 100 mokytų laisvamanių vieno Davatkas piršto neverti. O supranti, per buzūnį. Tai iš kokio čia rašto? Iš rašto šventų zokoninko lūpų. Plėtkininkė tu. Ilga liežuvė tu. Oi, tas dar negimė, kas tave liežuvį priveiks. Už mūsų šlovės priešimą. Antano purvinimą tu man atsakysi. Kam atsakysiu, kur atsakysiu? Gal teisme aš galiu ir teisme aš ir liūdininkų turiu. Tavo liudininkai tokie pat ilga liežuvė kaip ir to. O ką tu? Svečiuos pas jūs buvo už vieno stalo, sėdėjai kartu valgė, kartu gerai, kad jau taip viską žinai. Nereikia nesvečiuos, jie ir nesislepia. Anądien mačiau paežerėj, kaip abu Antanas kabinėjas, Meilinas bučiavas. Neteisybė! Kaip Dievo myliu teisybę, pati savo akimis mačiau. Meluokite! Nemeluoju, Benediktas kartu buvo ir jis matė. Matė, kaip abu susikabiniai krovas pasėda. Tu čia praleidai! Šiandien svietui pranešiu ir Klevanai pranešiu. O ką tave perkūnas užmušt norėjo? Užmušt norėjo girtuoklis! Užmušt norėjo bedievis! Vienas sūnus prigyveno, vieną vaiką prigyvens, kitas ir kitą! O Jėzau. Kada mes iš tos gėdos ir išbrisim? Tetulytė. O tai, nakutis su Nastute ateina. O tai įdomu, ką jie pasakys, nu. Prašom, seniai laukiam. Ačiū, Apaliut. Ačiū. Gerai, ką pasakysi kažką? Sėsk, kaimynė. O tu, Dievą, mylinti mergelė, gal išeitum prasivedintų, mums svetimų nereikia. Vaje, nu kokie aš čia dabar svetima. Atskino kučiams giminė prieinu. Jo brolio amžinatilis. Rytoj išaiškinsiu, geruoju prašau išeiti. Eik, tu nelaboji. Bet kokiu nugarai vienas ir kitas. Eik pas savo šventuosius. O ne!
pasakysi kažką. Edvardai. Edvardai, Nakutis atėjo. Eik, pasakyk, ką norėjai. Na. Tai sveikas, žentelė. Edvardai, tai dabar pasišnekėk, pasikalbėk, nu tai palengvink širdelę. Matai, Nakutį. Matai, mes vėl dabar vieni. Pasiskaičiuokim geruoju, užtenka tų bylų, kalbų ir šmeištų iki gyvo kaulo, kirėjo tau turbūt irgi įsiėdė. Gerai, tai ko jūs iš manęs norit? Tai negi aš tas kalbas leidžiu? Palauk. Edvardas geria, nieko nedirba, visas ūkis eina velniu. Tai mane aš berną pasisamdyt nori, ar ne? Nesikarščiuok, Nakutį, nesikarščiuok. Taigi pats žinai, kad po to nelemto klebonų teismo nebėra ramybės mūsų namuose. Manai, aš savo šeimoje turiu. Duktė iš namų išėjo. O dabar pikti žmonės ir jie, ir jūsų Antaną liežuvis galanda, manai man lengva. Matai, Nakutį, gal galim pataisyti. Gerai būtų, jeigu jūs Antanas sutiktų. O jūs Antanas tai tikrai neblogas. Ir geras, ir doras, ir blaivus. Ir dabar dievutės neapleidžia. Moko, užlaiko, savo užpadėjėję kooperatyvę ruošia. O tau kas Antanas? Edvardai, tai dabar man pasikalbėk, nu, pasiaiškink, kaip reikia. Aš tai pasiaiškinsiu, kad arba savo, arba jiems abiems galvas nuimsiu. Edvardai, kur jūs tu dabar? Edvardai, palauk, Edvardai, palauk, tėvuliu, palauk. Tai kas jam užėjo, klausyk, sėdėjo, pašoko kaip įgeltas. Nakutį, jis be javutės ramybės neturi. Girdėjau Andrikonaičia peršas viršulį, man jau teisybė. Kokia čia teisybė? Nakutį, kam tu Antaną paminėjai? Tėvai, kiek kartų vykimės. Tėvulio mano nusižudys vaikelis ir juos nužudys. Nakutį bėgam vaikų gelbėt. Vykitės! Kas čia tom durim pasidarė? Reiks paprašyti Antano, kaip pareis, kad pataisytų. Alegi, Antanas kaip ilgai nepareina. Tai jau kuris metas? Tai turbūt vėl kokią apyskaitą ruošia. Kaip mūsų Jurgiukas? Miega. Miega, miegalis. O tu, ko tokia, kaip žemės pardavus? Penesergi? Ne. Verkiai? Oi, negerai, vaikeli. Tu ašarom vargo nenuplausi. Betgi aš nusidėjusi. Prietarai, dukrelė, prietarai. Nu, ar tu jauti žmonėm kol nusikaltus? Ne. Nu, matai, nu tau čia blogai. Ašgi tave myliu. Va ir Antanas tavim taip rūpinasi ir tau kambarį su Jurgiuku užleido. Kad net tamsta ir Antanas, tai aš nežinau, kas būtų atsitikę. Ievute, mūsų pareiga vienas kitam padėti. Mesgi žmonės esam. Oi, Antanas pareina, tu nusišluostyk ašaras, o tai barsis. Labas vakaras, štai ir aš. Tai kur taip ilgai buvai, taigi vakarienė ataušo. Ui, ačiū, mačiute, aš jau po vakarienės. Buvau pas
buhalterį, padėjau jam balansą suvesti, jis mane bulviniais blynais su bulviniu padažu pavaišino. Skanumėlis pirštus apsilaižysi. Na, o kaip mes šiandien jaučiamės, a? Mes gerai šiandien jaučiamės. Javutė man padėjo šiandien ir prie ūkės, ir baltinius ten skalbt. Na, o kaip mūsų Jurgiukas, a? Miega. Miega, miegalius. O jam kas daugiau, miegot ir valgyt. Ir rėkt. Dainininkas užaugs. Na, Javutė, kaip mūsų pamokos, ar išmokai? Išmokau. Turi laiko, parašysim diktantą šiandien. Parašysiu. Mašiutė, pabūsit prie Jurgiuko? Pabūsiu, rašykit, kai reikės, tai pašaukit. O jei kas, tai tu šito jau telegrafuosim. Taip, Javutė, kur mes buvom sustoję? Nušovė tėvelis pelėdą. Gerai. O dabar rašyk. Taip. Užpjudė tėvelis žvirblelius pelėdą. Užpjudė tėvelis žvirblelius pelėdą. Javutė, gerai tai gerai, bet pelėdą vakar antrąją E parašai su tašku. Šiandien be taško įsiblaškiusi kažko. Gal tu kartais pavargai baltinius beskalbdama? Aš ne. O kas yra? Ko tokia nusiminusi? Kai Nastutė sako, kad Edvardo piršlybos Andrikonaičiai girtų iš Daigos, tai aš to netikiu. Nu, o kodėl tu netiki? Dabar Edvardą tėvai spirtes pirs, kad tik jis greičiau vestų. Iš kur žinai? Žinau. Javutė, tau sakė kas? Tu nieko savo įsikali galvą. Gerai, paimsim dabar trečios linksniuotės daiktavardį. Sako, Edvardas labai geria. Javutė, jeigu Edvardas likščiau neprasigėrė, tai tikrai neprasigers. Na gerai, rašyk. Atlik... Sako, linksmas toks papirosus rūko. O tu rašyk, Javutė. Atlik sakalėlis. Aš nebegaliu, galvą skauda. Gerai, Javutė. Tuo metu pailsėk. Eik pasivaikščioti. Aš buvau pasivaikščioti. Javutė, kada? Kai Nastutę palydėjau. Naktį. Na, koks čia pasivaikščiojimas naktį? Ai, man užtenka. Javutė, tu bene žmonių vengi. O kamgi juos piktinti? O tu, Javutė, žmonių nežiūrėk. Gyvenk iš savęs. Nebegaliu. Jėgų nebėra. Javutė, ar tu atmeni, ką aš tau pažiūrėjai kalbėjau? Jei tau atsiųsiu prispaudimą ar kokį nepasisekimą, nemurmėk. Ir lai tavo širdis nesiduoda nugalima, aš greit galiu tave nuo tos naštos atleisti ir visus nuliūdimus į džiaugsmą pavers. Man jokio džiaugsmo, jokio gyvenimo nėra. Javutė! 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 Nu tai ką tu dabar? Pasakyk jai ką nors. Ar užgavai ką? Ne, nieko, tik paklausiau, ko ji tokia nusiminusi. O kas? Taigi pro durisgi verkdama išbėgo. Mačiutė, jūs man pasakykite, kas jai šiandien yra iš tikrųjų, ką? Kaip Nastutė vakar jai pasakė, kad Edvardas nori vesti Andrikonaičio, tai šiandien visą dieną vietos savo neranda, verkė. Mačiutė, jūs eikit, suraskit ją. Suraskit ir parveskit. Nepalikit dabar jos vienos. Gal kur paežerė nuėjo? Mačiutė, aš pabūsiu prie Jurgiuko, jūs suraskit ją. Kad kokios bėdos. Vis tiek surasiu. Čia. Neleisiu.
jį tau? Brolinė, Brolinė. brolinė. Tik tai! Klausyk, pamiršai beprotį to. Aš tau parodysiu beprotį. Pats mačiau, tai pažiūrėk. Šabaliau. Ką tu galėjai matyti, jeigu tu per savo klumaičios ir savo sūnaus vos nepražudėjai? Kaip tai sūnaus? Taigi ji su tavo sūnum skandintis ėjo. Pralau, dėl pasogos, dėl arklio pankikyto, dėl kelių šimtų sidabrinių tu galėjai viską pražudyti. Kaip tai aš norėjau? Nenorėjai, o galėjai. Klausyk, Antanai, tu mokytas, o aš prastas. Patark, ką man dabar daryti? Na, padėk. Edvardai, tu pradėk naują gyvenimą tik sąžiningai ir dorai. Nors tu mane bent supranti, ką aš tau noriu pasakyti, ką? Tu vėl savo ir savo. O jie čia? Toliau. Kodėl manęs lauk nevarai? Kodėl manęs lauk nevarai? Vėliau, Jurgiuką prižadins. Ką? Jurgiuką savo sūnų. Juk tu jo dar nematei. Ar nebuvo čia Edvardo? Ar nebuvo čia Edvardo? O tėvui sužaudėti. O ką, tau kur? Kaip matau mūsų pavėluota. Ir gerokai pavėluota. Na, kažką, klausyk, ką pasakysi? Kad pavėlavo. Pavėlavo. Damoč, ruoškis anutėlį namų kadantį. Sveika, Martelė. Be tavęs ir be Jurgiuko mes vos nepražuvom. Aš žinau, kas čia kaltas. Tai mūsų gopšumas ir tamsumas. Ir žinau, kas mus iš nelaimės ištraukė. Antanas ištraukė. Dėkui tau, sūnau. Dovanok vaikelį, jeigu gali. Mama, ką tu kalbi, koks gali būti dovanojimas, a? Va. Na, Edvardiuk, kaip sūnus patinka? Geras. Taigi, jis jaučia, kad mes vienas kitą supratom, atleidom ir susitaikėm. Gyvenkime ne prieblandoje, bet šviesoje. Ir vieni kitiems padėkime.